Labas rytas. Šiandien 9 mūsų kelionės nakvynė buvo. Nakvojome štai čia. Tokia ąžuolų miškelyje. Keista, bet čia auga labai daug ąžuolų, bet labai jau varganai atrodo jie tokie sudžiūvę, labai sausa visur. Naktis praėjo gerai, įsimiegojom labai gerai. Ryte atvažiavo pasieniečiai, mus patikrino, Bulgarijos pasieniečiai, bet netgi dokumentų netikrino, paklausė keliese, mes čia apsisuko ir išvažiavo. Bet yra minusas tas, kad sugedo mūsų pagrindinis šaldytuvas. Nežinau, kas jam atsitiko, vienu žodžiu, nešaldo. Bet gerai tai, kad mes turim antrą šaldytuvėlį nedidelį mašinoj ir maisto produktus perkrausim į jį. Tai va. O šiaip, kaip sakiau, esam netoli Turkijos sienos ir šiandien žadam kirsti Turkijos sieną, jeigu mus įleis ten. Tai va, važiuojam kartu, važiuojam. Kaip jau sakiau, nakvojame netoli Turkijos sienos, bet iki pasienio kontrolės posto mums reikėjo nuvažiuoti dar 30 km. Ir štai mes jau prie Bulgarijos-Turkijos pasienio kontrolės posto. Kontrolės poste mes sugaišome 3,5 valandos, kol patekome į Turkiją. Kaip diena ir naktis Turkijos keliai skiriasi nuo Bulgarijos kelių. Manau, kad jūs tai puikiai matote. Mūsų tikslas yra Stambulo miestas ir šiuo metu mes važiuojame link Bosforo sąsiaurio. Prieš važiuodami į Stambulą mes atidžiai peržiūrėjome miesto planą ir pamatėme, kad europinės dalies Stambulas labai siauromis gatvėmis ir mes nelabai tikėjomės pravažiuoti su prikabinamu nameliu. Todėl nutarėme pervažiuoti Bosforo sąsiaurį ir apsistoti Azijos pusėje. Tai yra apie 50 km toliau, bet saugiau. Ir dar dėl to, kad mes buvome numatę apsistoti Azijos pusėje prie Bosforo sąsiaurio. Ir štai jau matosi aukštos tilto atramos per Bosforo sąsiaurį. Kaip jau žinote, šis sąsiauris skiria Azijos ir Europos žemynus. Ir Stambule nutiesti 3 tiltai per Bosforo sąsiaurį. Tai yra Bosforo tiltas, Sultono Mahmeto tiltas ir Selimo I Ruščiojo vardu pavadintas tiltas, per kurį dabar mes važiuosime. Selimo I Ruščiojo vardu pavadintas tiltas yra pats naujausias tiltas per Bosforo sąsiaurį, pastatytas 2016 metais. Tai yra arčiausiai prie Juodosios jūros esantis Bosforo sąsiaurio tiltas. Šis tiltas yra 1 km 408 metrų ilgio ir 58,5 metrų pločio. Tai yra pats plačiausias tiltas, kabantis tiltas pasaulyje. Šiuo tiltu važiuoja ne vien automobiliai, bet ir traukiniai.
štai mes jau Azijoje. Kelias, kaip matote, yra labai geros kokybės, platus, o iš vis apie Turkijos kelius galėsim pasakyti tik po to, kai išvažiuosime iš Turkijos. O kada išvažiuosime, mes dar nežinome. Šiaip jau apie Turkijos kelius teko girdėti tik gerus ir labai gerus atsiliepimus. Ir dabar tikiuosi mes tuo įsitikinsime. Sveiki, mes atvykom į Stambulą. Labai karšta, 37 laipsniai. Šiaip tai tas karštis jau mus baigia priveikti. Tik vieną dieną išvažiavus Lenkijoje dar buvo žmoniška, o paskui visur 30, 35, 34, 32. Bet kenčiam, ką darysi. Gaila, kad va šuniukui sunku irgi, bet dažnai išmaudom, girdom, tai iškes. Na, o dabar mes atvykom į Stambulą ir apsistojom tokioj be patogumų aikštelėje, parkinge. Jeigu kas važiuosit, norit pigiai apsistoti, čia kainuoja tik 4 eurai parai. Jeigu matot tiltas per Bosforo sąsiaurį visai arti, galima per tiltą pereiti ir papulti į senamiestį. Mes bandysim taip ir padaryti, kada atvės oras.